Esu kilęs iš Leipalingio miestelio. Tai yra miestelis šalia Druskininkų. Nedidelis miestelis, bet labai jaukus, fainas, tvarkytas, turi labai gražią bendruomenę, daug užsiėmimų. Ir iš tikrųjų turbūt viena vieningiausių bendruomenių ir daugiausiai darančių bendruomeninių veiklų savo miestelėje, nes pas mus jaunimui tikrai yra ką veikti. Už tai tikrai džiaugiuosi ir visada ten norisi sugrįžti, nes ten yra artima aplinka ir viskas labai faina. Tai tikrai miestelis mūsų nėra miręs ir tikrai ten daug kas vyksta ir manau vyks dar daugiau. Buvo momentas gyvenime, kai teko šiek tiek rinktis ar likti tam miestelėje, kur gamta, ežerai, viskas šiek tiek nuošaliau, ar keliauti po truputį į didmiestį kažkur. Tai buvo tas pasirinkimas ir reikėjo rinktis išeiti iš darbo Druskininkuose, nes gavau pasiūlymą Vilniuje dirbti su technika ir tikrai buvo sprendimas ir jisai buvo man labai sunkus, nes esu daugiau gamtos žmogus. Pasirinkau kažkaip atvykti į miestą ir ten dirbti, bet tai yra tik tai darbo pasirinkimas ir visgi širdis mano liko ten. Gyvenamas miestelyje dirbau tokį šiek tiek ramesnį darbą, per kurį turėjau daug laisvo laiko ir sugalvojau, kad reikia padaryti vieną kitą kažkokį tai renginuką draugam, jaunimui, kad tiesiog būtų miestelėje kažkokio užsiėmimo. Taip viskas rutuliojasi, kad kadangi tuos vakarėlius reikėjo organizuoti, man labai prilipo prie širdies tas visas technikos įgyvendinimas pačio vakarėlio, pačio renginio, jeigu tai plačiau paėmus. Ir kažkaip po truputį pradėjau investuoti į įrangą, pradėjau daryti mažesnius kažkokius užsakymus, apsiimti ir dirbti ten prie gimtadienių, prie vestuvių ir panašiai. Kas paskui išėjo į visą tai, kad teko, rašiau ir projektą ir įsigijau daugiau įrangos ir dabar dirbu, turiu mažą bendriją ir dirbam su įranga, aptarnaujam renginius. Parama padėjo užaugti daug greičiau, nes iš tikrųjų jaunam verslui, jauniems žmonėms, kurie neturi iš kažkur finansinių galimybių įsigyti, nebūtinai susiję su technika, bet aplamai šnekant apie paramas, tai iš tikrųjų tai labai geras spyris iš karto pradėti ne nuo apačios, o nuo kažkiek jau nuo aukštesnio laiptelio. Aš paramos dėka pirkau daugiausiai apšvietimo įrangos, įvairių prožektorių, judančių galvų, bet teko įsigyti ir mikrofonų, ir monitorinių sistemų, ir kas su garsu susiję, garso kolonėlių. Žinoma, ir stovai įvairiausi, ta prasme smulkmenos, be kurių tiesiog negali dirbti, bet faktiškai daugiausiai fokusavausi į apšvietimo įrangą. Šiuo metu tikrai po projekto finalizavimo, po įrangos įsigijimo labai daug stengiausi kuo daugiau dirbti, daugiau tiesiog aptarnauti renginius, kad tiesiog gauti tos finansinės naudos, kaip sakoma, atsistoti ant kojų. Bet esu daręs ne vieną renginį miestelių realiai, tose kaimo bendruomenėse. Tai buvo ne tik kažkokie vakarėliai, tai buvo ir jaunimui skirtas jaunimo apdovanojimų renginys. Visada reikia grįžti ten, kur tavo šaknys. Aš tai planuoju daryti ir vieną kitą renginį savo miesteliui, netgi nebūtinai dėl finansinės naudos, gal tiesiog iš savo malonumo, manau, padarysiu ir tikrai visiems rekomenduoju nepamiršti, iš kur esate kilę.